Šis uždavinukas šiek tiek sudėtingesnis, bet pažvelkime, lygiagretainiai yra panašus, du lygiagretainiai panašus. Ir mes žinome štai šio kampo didumą MNK 52 laipsniai. Mums reikia apskaičiuoti kampo ABC didumą. Štai šito kampo didumą mums reikia apskaičiuoti ABC. Na ir paskui dar lygiagretainio plotą, bet ne viskas iš karto. Pirmiausiai kampo didumą skaičiuojam. Kadangi mūsų štai šitas lygiagretainis, šita figūra yra, tai lygiagretainio priešingi kampai lygus yra. Reiškia, kampo A didumas yra toks pat kaip kampo N didumas ir yra 52 laipsniai. Na, o dabar jeigu analizuosim šitą mažesnį lygiagretainį, tai lygiagretainio gretimų kampų suma 180 laipsnių. Reiškia, norėdami rasti kampo ABC didumą, mes turėsime iš 180 laipsnių atimti 52 laipsnius ir gausim 128 laipsnius. Taigi jau galiu įrašyti atsakymą. Vien kampą radau. Dabar jau sudėtingesnė dalis. Mums reikia lygiagretainio rasti didžiojo plotą AMNK, kai duotas mažojo lygiagretainio plotas 28. Na ir atitinkamų kraštinių ilgiai. NK kraštinės ilgis 24 ir DC kraštinės ilgis 16. Kągi mes žinom? Mes žinom, kad lygiagretainiai mūsų yra panašus. Tai reiškia, kad jų panašumo koeficientas yra lygus kraštinių santykiui. Tai yra NK padalinta iš DC. Tai bus 24 dalinta iš 16 ir bus 3/2 arba 1/2. Štai toks panašumo koeficientas. Ir žinome, kad lygiagretainių arba apskritai bet kokių figūrų panašių plotų santykis yra lygus panašumo koeficiento kvadratui. Reiškia, AMNK lygiagretainio plotas padalintas iš lygiagretainio ABCD ploto turėtų būti lygus panašumo koeficiento kvadratui. Iš čia, norėdami rasti lygiagretainio AMNK plotą, mes tiesiog turėtumėm lygiagretainio ABCD plotą padauginti iš panašumo koeficiento kvadrato. Reiškia, mūsų ieškomas plotas AMNK yra lygiagretainio šitą plotą žinom 28 padauginta iš 1/2 kvadratu. Ir aš gausiu 63 centimetrus kvadratu. Plotas bus 63 kvadratiniai centimetrai. Uždavinys išspręstas.